Kas daro šalį laimingą? Palyginome 16 vietą pasaulio laimės reitinge užimančią Lietuvą su sąrašo apačia. Libano 145, Sierra Leone 146 ir Afganistano 147 vietoje esančias šalis. Mūsų tikslas išsiaiškinti, kokie konkretūs rodikliai lemia šį milžinišką atotrūkį. 2025 ataskaitoje laimė matuojama ne emocijomis, o perkamąja galia, socialinė parama, gyvenimo trukme, laisvė priimti sprendimus bei korupcijos lygių. Skirtumai prasideda nuo ekonomikos. Lietuvoje vidutinis atlyginimas į rankas siekia $1,300–1,600, o Sierra Leonėje vos $120. Vertinant perkamąją galią lietuviui tenka beveik $60,000, o Afganistano gyventojai tik 2,600. Be bazinio finansinio stabilumo žmonės priversti galvoti apie išgyvenimą, o ne apie gyvenimo kokybę. Pastebėjome ryšį tarp visuomenės amžiaus ir laimės. Lietuva yra senstanti, mediana 44 metai, o Sierra Leone ir Afganistanas labai jaunas, mediana 19 metų. Be švietimo ir darbo vietų jauna populiacija tampa našta, tai patvirtina ir santuokos. Lietuvoje ir Libane šeimos kuriamos apie 30 metus, o Sierra Leone ir Afganistane vos 18. Ankstyvos santuokos apriboja galimybės mokytis ir dirbti. Saugumas ir sveikata yra laimės pamatai. Lietuvoje žmogžudysčių rodiklis minimalus, o Afganistanas nuolat gyvena konfliktų sąlygomis. Skiriasi ir gyvenimo trukmė. Lietuvoje ir Libane gyvename vidutiniškai 20 metų ilgiau nei Sierra Leone, kur vidutinė trukmė siekia vos 56 metus. Prieinama medicina tiesiog koreliuoja su laimės indeksu. Galiausiai išsilavinimas. Lietuvoje virš 90% gyventojų turi vidutinį, o apie 60% jaunimo aukštąjį išsilavinimą. Afganistane ir Sierra Leonėje raštingumas nesiekia nei pusės populiacijos. Išsilavinimas suteikia laisvę rinktis, o stipri socialinė parama Lietuvoje, pensijos, vaiko pinigai sukuria saugumo tinklą, kurio Libane ar Afganistane dėl krizių nebeliko. Mūsų tyrimas rodo, laiminga šalis yra veikianti sistema. Tai stabilių pajamų, saugumo, mokslo ir valstybės užnugario visuma. Būtent šių veiksmų balansas leidžia Lietuvai išlikti elite, kol kitos šalys vis dar kovoja dėl pamatinių žmogaus teisių.